Labas rytas, mėlyjeji. Tai tikrai jau atėjo ši akimirka, kai turėjau paklausyti savo vidinio impulso, nebeatstumti to veiksmo ir ateiti padaryti šį video pasidalinimą apie šį projektą, apie savo buvimą jame. Ir vakar buvo tikrai labai stipri praktika ir visi išsijautėm, kaip yra svarbu neatstumti to tylaus vidinio balso, vedančio, raginančio kažką daryti, ką dažnai buvom linkę atstumti, nes visuomet proto balsas, logikos balsas kažkaip reikdavo garsiau ir tas šmėstelėjęs kažkoks minties šešėlis tarsi iš vidaus būdavo užgožiamas ir tuo metu kažkaip tas veiksmas atidedamas, kad kažkada padarysiu ir užmirštamas. Tai mūsų kuratorių Evelina jau senokai buvo prašiusi padaryti pasidalinimus, bet man tai tikrai buvo netgi išgaravę ir matyt, aš taip dabar suprantu, kad tiesiog galbūt tam dar nebuvo atėjęs laikas, nebuvo ta energija. O šį rytą labai aiškiai pajutau, kad turiu sėsti ir daryti. Tai tiesiog paspaudžiau įrašyti, tikrai nežinodama net ką pasakyti, bet aš pasitikiu savo tą aukštesnę sąmonę, jinai žino, jinai nori įsiskleisti, nori įnešti į šitą erdvę savo informaciją, tai leidžiu savo tai daryti, laisvai, lengvai, tiesiog pasitikėdama. Tai apie šį projektą, kuriame esu ir netgi man taip neina įvardinti, kad aš jame esu. Aš ir esu jis, kaip ir mes visi. Man taip jaučiasi, kaip vakar buvo paminėtas, tarsi paminėta, kad mes tarsi banginis, didžiulis banginis, praktikos metu iškilo toks vaizdinys. Ir man irgi mes esam toks gyvas darinys, gyva didžiulė būtybė. Tarsi, netarsi, o iš tikrųjų gyva sąmonė, kurią visi mes ir sudarom. Mūsų individualūs sąmonės kūnai, sąmonės kanalai susilieja į tą visumą. Sudarom šitą projekto erdvę, nes jinai man yra visiškai gyva. Tai nėra kažkoks tai kursas, į kurį ateini, paklausai informaciją, kažką išgyveni ir išeini. Tai nėra kažkokia programa, kurioje sudalyvauji. Tai yra mano dalis. Tai esu aš. Kaip atsidūriau šitame projekte? Iš tikro, iki to projekto buvo nueitas labai ilgas mano sąmonėjimo kelias. Atrodo, tai galima įtalpinti į keletą paskutinių metų, 7-8, kur buvo jis toks intensyvesnis. Bet giliau pasižiūrėjus į save, aš supratau, kad aš jį visuomet ėjau, kaip ir kiekvienas mūsų. Bet mes tiesiog į tai netelkdavom didesnio dėmesio. Nors galbūt pas mane buvo jis labiau išreikštas, nes aš, kiek save atsimenu, visuomet skaičiau tas saviugdos knygas, skaičiau knygas apie kitus pasaulius, kitas visatas, kosmosą, ateivius ir visokias kitokias struktūras. Man tai buvo be galo įdomu, man tai buvo labai gyva ir tikra, niekada negalvojau, kad to nėra. Bet tai buvo tarsi tokia užklasinė dalis, kažkokia kita dalis, kur man maloni dalis, knygų skaitimas, kažkokių filmų žiūrėjimas. Ir gyvenau tą tokį materinį gyvenimą, kas ir mums iš tikrųjų kiekvienam yra reikalingas nugyventi čia atėjus. Nes mes ir ateinam čia į materiją patirti
savęs čia toj fiziniai plotmėj. Ir per šitą laiką intensyvaus mano sąmonėjimo iš tikrųjų buvo daug mokymosi, daug savęs ugdymo, daug tų mokytojų, autoritetų. Ir tarsi į tai buvau pasinėrus visą galvą ir man atrodė, kad aš jau labai daug savęs tam atidaviau. Ir kai praeitą rudenį rudenį užsibaigė Violetos Petraitinės būties kūrybos ta pirmoji pakopa, aš supratau, kad nebeisiu toliau ir tiesiog noriu atsitraukti į save ir tiesiog gyventi tą gyvenimą. Atrodo, tiek daug žinių, jas visas reikia integruoti, jas visas reikia padaryti veiklės materijoje, įmaterinti. Tiek daug žinau, bet pagal tai reikia gyventi, tos teorinės žinios nieko neduoda. Ir tarsi norėjusi nuo viską atsitraukti. Ir tuo metu Evelina su Jomante sukūrė, įmaterino šitą projektą Išsigrynink tiesą savyje. Ir aš buvau pakviesta jungtis, bet tuo metu, nors ir jutau tą vidinį impulsą, kad aš turiu būti čia, turiu būti toje erdvėje, bet man tiesiog, aš buvau persisotinus, nes aš labai intensyviai dalyvavau viskame. Labai daug tarsi atidaviau savęs. Ir aišku, tai neapsėjo be tų visų išorinių įtakų, tų visų manipuliacinių energijų, kurias mes dabar žinom, išryškinam, kad jos veikia per tam tikras mūsų silpnesnės grandis, dalis mūsų pačių struktūros. Bet aš iš tikrųjų, man atrodė nuoširdžiai, kad aš dabar turiu atsitraukti į save. Bet jau dabar, kai pasižiūriu atgal, tai nebuvo atsitraukimas į save, nes man vis tiek norėjosi veikti. Ir tai buvo tam tikras etapas visiško atsitraukimo į save, tai buvo daugmaž rudenį, keletas mėnesių, bet jau po naujų metų sausio mėnesį mes susibūrėm 3 merginos ir bandėm išnešti, sakau bandėm, nes mes, ten ir buvo tik bandymas, bandėm išnešti mentorystės projektą. Iš tikrųjų, mūsų tą pakvietimą reagavo be galo daug žmonių, nors prisijungė tuo metu gal porą ir mes supratom, kad tiesiog ten buvo tiesiog gryninimosi procesas, kaip aš dabar matau. Tiesiog turėjo mus atvesti į tą tašką, kad pamatytumėm tam tikrus dalykus ir mes jį atšaukėm. Ir aš tuomet tarsi palikau tokia pakibus ir be veiklos, ir be tolimesnio tarsi kelio. Bet kažkuri ten ta mintis mane nuramino, kad tai ir gerai, tai ir dabar gali gyventi čia dabar paprastai, taip tiesiog tą fizinį gyvenimą ir nebūtina ten tau kažkur bėgti, kažką daryti, gali čia tiesiog gyventi. Ir man gyvenimas pradėjo darytis labai nebeįdomus. Aš pradėjau ieškoti visokio užsipildymo savo, kas nenešė man jokio džiaugsmo, kas mane tiesiog žlugdė. Ir aš supratau, kad tiesiog vyksta tarsi toks psichikos pakrikimas, kur aš tikrai negyvenu tai, ką aš noriu gyventi, taip, kaip aš noriu gyventi, kaip mano sąmonė nori. Ir kad man jau nebeišeis pabūti tik tai tuo žmogum, nes griebiausi tų dalykų, kur tokių senų įpročių kažkokių, tarsi norėdama įrodyti, kad aš galiu čia gyventi taip paprastai ir nebe mane veikia kažkokie išoriniai tie visi įvykiai. Aš veikiu, aš čia valdau viską. Toks buvo iliuzinis kažkoks to savo galios, stiprybės, tarsi tokia išraiška, bet jinai buvo tokia iliuzinė. Nes supratau, kad nieko aš negaliu suvaldyti, kad mano gyvenimas tarsi virsta į kažkokį chaosą, mano būsena visiškai depresinė, aš nebejaučiu gyvenimo džiaugsmo, man visiškai nebeįdomu, kur būti man aš nežinau, kyla vėl vidinis skausmas, bet aš supratau, kad taip, tai irgi buvo proceso dalis, kad aš tiesiog buvau į tą pelkę, vėl man tarsi sumurdė mane į tą pelkę, kad aš susivokčiau, kad, ne, man taip, aš nesu ten taške, kuriame aš norėčiau būti, nes vyksta mano gyvenime visiška destrukcija. Ir tuomet aš atsiradau, mane pakvietė Evelina atvažiuoti pas ją į Klaipėdą
nes jau visa mano šeima suvokė, kad man jau tikrai daros nebegeri dalykai ir jau tame reikia kažką daryti. Ir aš tam atsidaviau su nuolankumu ir tuomet pabuvus pas Eveliną per 4 dienas, Evelina su Jomante, ypatingai Evelina, intensyviai su manim bendravo, mes daug kalbėjomės, jos vedė man sesijas, mes vaikščiojom, gryninomės ir aš per tas 4 dienas sugrįžau į save, jų pagalba, jų parodymų man tų dalykų, tų dalių, tų visų manipulacijų, tų įtakų, kurios mane tarsi nuvedė nuo mano sąmonės kelio ir įvedė mane tiesiog į tą iliuziją, į tą materinę iliuziją, kur, kaip voras apraizgo savo tinklais tam kokonį ir ten atrodo tarsi saugu, tarsi aš pasitraukus nuo visko, aš savyje, aš atskirty, bet tai ir yra atskirtis, tai tarsi save atskyriau, bet niekur niekada mes negalim nuo nieko atsiskirti. Čia yra tikra iliuzija, mes visada esam ta visuma, mes esam sujungti tais begaliniais saitais, darom įtaką vienas kitam, net nieko nedarydami. Ir tuomet jos man padėjo pakilti iš tos pelkės, iš tos duobės ir parodė tą mano tikrąją būtį, tą tikrąją esmę. Ir supažindino mane su mano tom aukštesniam sąmonėm. Iš tikrųjų aš neplanavau vis dėlto būdama ten, buvau labai dėkinga jom, kad jos man padėjo iš to išlipti, bet vis dėlto aš ruošiausi važiuoti namo ir nebeplanavau nei jungtis, nei kažkaip tiesiog atsigavau, tuo momentu man to buvo gana. Ir paskutinę naktį aš susapnavau, dabar atrodo, man sapne atėjo kaip Santa Monika. Dabar šis kanalas vadinasi Anos Marijos kanalas. Pradinė ta jo struktūra vadinasi Monikos Marijos rodas. Aš dabar net pamiršau, atrodo, Monikos Marijos kanalas buvo ta pradinis tas pavadinimas ir aš naktį susapnavau, bet man atėjo kaip Santa Monika, kaip tarsi miesto pavadinimas, kaip kažkas ir man ten tokios aiškios vizijos, tarsi tai buvo nesapnas, bet visiškai buvo aiški vizija, pas mane atėjo mano echoiminė sąmonė Agnija ir tiesiog dabar jau nepasakosiu to sapno vizijos, bet tai buvo labai aišku, kad aš jau esu tame projekte, aš jau esu toje erdvėje. Ryte papasakojusi Evelina, jinai sako, ta Monika Marija pasikvietė tave, aiškiai viskas tarsi kaip ant delno ir mes tuomet ėjome į sesiją ir aš įsijaučiau tą savo echoiminę sąmonę, susijungiau su ją ir man tiesiog eksternų praėjus visą tai, kas buvo projekte vykę iki tol, tai buvo turbūt kovo pradžia, aš dabar gerai neatsiminsiu to laiko, bet kažkur panašiai, kad man nebekilo abejonių, kad aš jau esu čia, jau aš tiesiog esu projekto dalis. Taip ir atsidūriau ten. Ir tuomet jau prasidėjo gryninimasis ir matymas, iškilimas tų netikslinių sąmonių, tų išorinių įtakų, manipuliacinių energijų, kurios mane veikia. Pradžioje, aišku, buvo didžiulis pakilimas, džiaugsmas mano sąmonės, kad aš atėjau, prisijungiau, o po to, aišku, iškilo, laiks nuo laiko kilo įvairūs procesai, gryninimas į savęs, pamatymas tų dalių, kurios buvo užspaustos ir veikiamos tų visų įtakų istorijų. To savęs tikrosios nevertinimo, tos menkos savivertės dar. Ir tuo metu man atrodė, kad aš tiek daug dariau. Per tos eilę metų, kur buvau sąmoningume, atrodo, aš tiek daug dariau. Dalyvavau ir Violetos tos prigimtinės tiesos mokykloje, gavau daug žinių, daug teorijos ir tuo pačiu stengiausi viską gyventi pagal tai ir viską įmaterinti savo kasdienybei. Bet tai tuo metu supratau, kad negali būti to, kad aš jau čia mačiau, kad aš jau čia pažinau,
kad aš jau čia išgyvenau, kad mano tai jau patirta, aš jau tai praėjau, aš jau tai išgryninau. Nieko panašaus. Kiekvienu momentu gali iškilti tam tikra dalis, kuri dar yra saistoma tų senųjų patirčių, tų senųjų energijų, kurios nepasiruošia ir neturi eiti į tą naują realybę, į tą naujumą. Ir jos dar vis bando sulaikyti, bando piršti visokias istorijas, rodo visokias baimės, iškelia. Ir tai sąmoningai, tai tarsi nematoma, tai tarsi apvelkama į tokią iliuziją. Ir jeigu yra tas nusistatymas, kad aš jau tai išgyvenau, aš jau tai patyriau, man čia jau viskas aišku, ir tuomet nebeuždarau galimybę pasižiūrėti į tai. Ir aš taip elgiausi, aš iš tikrųjų taip elgiausi, nes man atrodė, nugi man čia viskas aišku, aš jau visai gerai gyvenu, mano būsena tikrai mane tenkina, bet kartais iškildavo taip skaudžiai, nes jau nebegali būti to, kad ne viena mūsų, kad jeigu nežiūrėsim, nekreipsim į tai dėmesio, praeisim ir tai tarsi to nebus, to nematysim. Jau dabar nebeišeina kitaip, jau dabar turim labai atidžiai į tai žiūrėti. Ir man tuo metu tikrai atėjus tą projektą, merginos rodė tas dalis mano, man nepatiko, man skaudėjo, man kilo pasipriešinimas, visko ten buvo, bet vis tiek nuslūgus tai energijai pasipriešinimo, aš pasiryždavau ir toliau drąsiai eidavau į tai, kad ir kaip man būdavo nepatogu, nekomfortiška, mano kai kuriom dalim, kurios turėjo trauktis, kurios norėjo dar gyvuoti, žinoma, mano erdvėje, bet jos jau nebebuvo kitos išeities. Jos turėjo tiesiog trauktis, kad išsigryninus tą mano tikroji dalis prisijungtų prie mano tos visuminės struktūros. Ir kuo daugiau dalių aš šitaip susigrąžinau, išlaisvindama jas iš tų manipuliacinių poveikių, iš tų energijų senų, tuo stipresnė aš dariausi, tuo jutau savyje didesnę atsiveriančią jėgą, tuo didesnį vientisumą aš jutau savyje. Ir va tik šitoje erdvėje aš ir pajutau tą vientisumą su savim pačia, su savo tą grynąją sąmonę, su šaltiniu, kur dar buvo labai nedrąsu, mes tarsi telkėmės į kūrėją, po to į absoliutą kaip dar aukštesnę sąmonės erdvę. Ir šičia atėjus aš aiškiai pajutau tą šaltinį, nors apie šaltinį aš kalbėjau jau senai. Ir kai dalinausi Facebook'e informaciją, postai savo daugelį metų tai dariau, diena iš dienos, aš jau kalbėjau apie šaltinį, aš jį savyje jutau, bet tarsi to tikrojo pajautimo, tai buvo tarsi nebuvo, buvo tokia tarsi teorija tik tai, kad aš žinau, kad yra šaltinis, aš žinau vidumi, iš kur aš atėjau, bet kas tai yra, tai tarsi man tolima, nepažįstama kažkokia plotmė, kažkokia energija, kur, tarsi, kur jis, o kur aš, tarsi buvo atskirtis tarp tų dalių, tarp tų sąmonių, kad kūrėjas kažkur, žinau, kad jis manyje, bet vis tiek jis kažkur. Aš jau galiu su juo pasikalbėti, aš galiu su juo komunikuoti. Žinoma, jis yra ir viduje, ir išorėje. Viską žinom, kad yra visuma, viskas yra viena. Tai yra ir manyje, ir aplink mane. Lygiai taip pat ir absoliuta erdvė yra ir manyje, dalis jo, ir aplink mane. Lygiai taip pat ir šaltinis yra ir manyje, jo dalelytė, ir aplink mane. Ir kai aš supratau, kad tai nėra kažkur aukštai, toli, o tai yra erdvė supanti mane, kur viskas susipina, viskas persismelkia, viskas persilieja, visos tos tikrovės, visos tos realybės, visos tos sąmonės yra vientisume, visos daro įtaką viena kitai, visos sąveikauja. Ir lygiai taip pat esu svarbi aš šitam materiniam taške, kaip jų kūrybinis impulsas. Ir tik per mane šitoj materijoje jie gali išjausti save, kurti. Ir ta mano energija čia generuojama fiziniam plane,
jiem yra labai reikalinga, nes tik per mane jie gali daryti pokytį šitoj materijoje, per mane gali įnešti tą energiją ir skleistis. Tai va šitoj erdvėje aš šitą pajutau tikrume, kad tai yra gyva manyje, kad tai niekur neatskirta, jokia plotmė, sakykime, dar buvo toks jausmas pradžioje, kad va čia yra projektas, čia yra ta erdvė, kur aš ateinu augti, ateinu dalintis, bet yra kita erdvė, yra mano šeima, yra mano kažkokia tai fizinė veikla ir tarsi tokia atskiros plotmės. Tarsi fizinis gyvenimas atskirtas nuo to subtilaus gyvenimo. Ir va tik šitoj erdvėje man susijungia, atsirado ta jungtis, vėlgi labai gyvai ir labai aiškiai. Neatsirado ta jungtis, aš pasijaučiau tą jungtimi, kad tai aš jungiu viską, kad aplink mane ir yra ta realybė, kuri per mane skleidžiasi. Tai yra mano gyvenimas ir visa tai yra viena. Tai, kas sklinda iš mano vidinio pasaulio, ar tai būtų mano veikla, ar tai būtų mano santykiai, ar tai būtų kažkoks kitoks projektas, kuriame aš dalyvauju, ar būtų tai darbinė veikla, visa tai esu aš. Visa tai išsiskleidžia iš manęs. Ir ta atsakomybė pilnai yra mano. Aš renkuosi, mano sprendimai apsprendžia, kaip aš save patiriu. Aš renkuosi, kaip save patirti. Ir aš esu pilnai atsakinga, koks gyvenimas iš manęs išsklinda. Ir va šičia man buvo pats stipriausias patyrimas to vientisumo, kad aš ir esu ta grynoji sąmonė. Jinai ne kažkur, ne aukštai, ne kažkur ten. Jinai yra čia, manyje, aš ir esu ji. Ir tai, ko aš noriu, esu ji. Ir taip, kaip aš jaučiu, esu ji. Ir tuomet išsigrynino tas veikimo modelis, kaip veikdavo ir veikia vis dar, neatmeskim tos įtakos išorinės, tos manipulacijos, tos energijos, kurios daug mūsų gyvenimų, daug mūsų patirčių keliavo su mumis kartu. Mes su jomis patyrėm, jos mums padėjo tikrai daugelį patyrimų, patirčių, jos buvo tarsi mūsų struktūros dalis. Buvo taip integravusios, susitapatino su mumis, kad jų atsisakius netgi fiziškai skaudėdavo. Nes tarsi atrodo, kad patrauki, išrauni savąją dalį. Nors iš tikrųjų tą dalį tik išgrynini ir prie savęs prijungi jau tą tyrą, tikrą, prigimtinę tą tokią, kuris suvokia savo tikrąją vertę. O patraukiam tik tai tas įtakas, patraukiam tik tai tas manipuliacinės energijas, kurios mums dabar visiškai nebereikalingos, nes mes einam į tą tikrąjį, grynąjį save. Ir tai nėra lengvas procesas. Tai iš tikrųjų nėra lengvas procesas, todėl kad tarsi buvom suaugę su daug kuo, susitapatinę su daug kuo. Buvom pratę vadovautis logika, protų šitoj materijoje. Ir taip, tai tuo etapu mums buvo reikalinga, nes mes turėjom išmokti išreikšti save materijoje per fizinį veiksmą. Ir tarsi išmokti kurti tą vertę išorėj. Bet reikia suvokti, kad mes tą etapą jau praėjom. Mes dabar tarsi grįždami į save suvokiam savo tikrąją vertę, savo prigimtinę vertę, kurios mums nebereikia niekaip savo veiksmu įrodyti išoriai. Nereikia eiti kažko padaryti, kad įrodytum, kad aš esu vertas. Nereikia kažko turėti, įrodant savo vertę, kas buvo labai įprasta senoje realybėje. Ir tai protui labai sunku suvokti, nes jis vis norėdavo eiti ir daryti ir parodyti. Ir tarsi tai būdavau aš, jeigu aš kažkokį veiksmą padarau, sukuriu kažkokį projektą, kažką nuveikiu, tai va, kokia mano vertė, aš kažką tarsi įsigyju, va, aš turiu, aš rodau, aš va taip gyvenu. Ir tarsi išoriai ta matoma vertė apsprendė mūsų tikrąją vertę. Ir mes susifokusuodavom išorę, į tą darymą, į tą
išorinį veiksmą. Ir dabar grįžtam tarsi į save ne todėl, kad užsidaryti ir atsiskirti, nes dažnai painiojam, kad aš grįžtu į save, tai tarsi aš esu savyje, aš jau niekur kitur ten nebedalyvauju ir aš esu savyje. Niekada mes negalim nuo nieko atsiskirti, kaip ir sakiau. Visada mes esam vienas su kitu susiję, kad aš ir užsidarius savo erdvėje, tyloje, aš savo mintimis darau įtaką savo aplinkai, o mano aplinka, jinai vis tiek išsklinda į dar platesnę aplinką ir poveikis daromas visai visumai. Ir tas tarsi mūsų užsidarimas kažkoks savo erdvėje man kelia šypseną, todėl kad mes matomi visam kosmosui, visai visatai. Nėra jokios atskirties nuo nieko. Ir į mus tikrai gali atkreipti savo spindulį bet kuris visatos gyventojas, kuris turi platesnę sąmonę ir mato mūsų gyvenimą kaip filmą ir gali jį peržiūrėti kaip smagiausią komediją. Čia mūsų tų susimažinusių žmogeliukų. Tai nėra, niekur nepasislėpsim, nuo nieko nepasislėpsim, nuo nieko neatsiskirsim. Ir ne tik vizualiai, iš tikrųjų, vidumi mes esam sujungti kaip tas audinys suaustas. Ir tikrai darom įtaką vieni kitiem, kur bebūtumėm, ar aktyviam veiksme, ar tik tai mąstyme ir nieko neveikime. Tai visiškai neturi įtakos, dabar nežinau kaip geriau išsireikšti. Ta prasme, mūsų tas išorinis veiksmas tik anksčiau nešė, atrodo, tą parodomąją kažkokią vertę, o kai susivokiam, kas iš tikro mes esam, tai suprantam, kad tas įtaką daro tas mūsų vidinis pasaulis. Koks jis yra tas mūsų vidinis pasaulis ir kokia kūryba ten vyksta viduje. O kūryba ten vyksta nepertraukiama. Jinai visada vyksta. Ir tik kai mes pajaučiam tuos impulsus, kaip ir sakom, paklusti tam vidiniam impulsui, išnešti tai į veiksmą, tai ir įsineša į tam tikrą veiksmą. Bet pirmiausia, viskas įvyksta viduje. Tas išorinis pasaulis kuriasi iš vidinio pasaulio. Ir niekaip kitaip. Tai va ta darna, ta būsena, apie ką ir kalbėjo Evelina savo video paskutiniam dabar, ir ką vakar kalbėjom per praktiką, kad pajautus tą impulsą daryti, reikia susilygiuoti savo vidinę būseną, iš ko aš tai darau. Ir dar palėtėm tą temą apie tą impulsyvumą, kad tarsi buvo toks reaktyvumas anksčiau, tas impulsyvumas iš kažkokios tai kitokios energijos, galbūt iš trigerio labiau tos energijos, kur mes išnešdavom tą veiksmą, tarsi nepadarė kažkokios išminties pauzės, kad pasižiūrėti, kaip aš jaučiuosi, kas man atėjo, kaip aš tai turėčiau padaryti, kokią aš energiją išnešiu. Tarsi to susilygiavimo savyje, tos darnos ir tos pilnatvės ir gausos būsenos, kuri būtina dabar mum, kad išneštumėm tos naujus dėsnius, tos mūsų naujosios sąmonės dėsnius savimi įtvirtintumėm iš naujos pozicijos. Kad tai būtų ta pilnatviška būsena. Ir va tas momentas, į kurį dabar aš atėjau, kai pasijaučiau visiškai pilna vidumi. Aš tikrai žinau, kad dar daug dalių gali man sugrįžti, kad galbūt dar iškils koks procesas, kur aš pamatysiu dar kažkokią atstumtą savo dalį, kuri ten užspausta ir nepamatyta mano. Todėl aš išsikėliau savo tikslą, iššūkį tokį, kad aš neatstumsiu jokios savo būsenos, kad ir kokia menkiausia jinai būtų. Ar tai būtų kažkoks liūdesiukas, ar tai būtų pyktelėjimas, ar tai būtų kažkoks kitas trigeris iš aplinkos atėjęs į mano erdvę. Aš pilnai prisiimu atsakomybę už kiekvieną savo jausmą,
už kiekvieną savo emociją ir į ją aš atvirai žiūriu. Kas ten manyje sujudėjo, kas ten iškilo. Ir per tai aš šitą iššūkį turbūt įsikėliau gal ne taip senai, gal prieš kokias 2 savaitės ir mane atvedė tai į tokį grinumą, kiek aš galiu dabar, aš suprantu. Aš manau, kad tai yra be pabaigos ir be ribų, tas mūsų tyrumas, skaidrumas ir niekada nesakau apie baigtinę kažkokią būseną, kad jinai va dabar tokia yra ir negali būti plačiau, žinoma, kad gali. Bet aš kalbu apie dabartinę pilnatvišką būseną, kai man padėjo tas gryninimasis, kai aš nebeatstūmiau ne vieno iškilusio mano aplinkoje trigerio, į jį atidžiai pasižiūrėdavau ir tai labai greitai, tai tikrai nereiškia, kad visada esi kažkokioj analizėj, kažkokiam, tokiai būsenai, kur ne vienas nenori, mes norim gyventi, mes norim džiaugtis, mes norim kurti. Ir atrodo, kad tas aiškinimasis su savim ar kažkoks ten analizavimas labai uždeda didžiulę naštą ir krūvį. Mano patirtimi tai kaip tik labai išlaisvina. Aš nieko nebeatstumiu savyje. Aš nieko nebebijau. Iškilo, aš tiesiai į tai žiūriu. Ir viskas. Galbūt man iškils kažkoks liūdnumas, galbūt aš apsiašarosiu, galbūt pamatysiu savo dalį kažkokią, kurios nenorėjau matyti, bet tai vyksta taip žaibiškai ir taip greitai, kad aš supratau, aš pamačiau ir tuomet aš atsiveriu priimti, priglausti tą dalį, kuri jau pas mane sugrįžta ir mane papildo jau išgryninta, jau tyra, skaidri ir aš atsiveriu tolimesniam tam procesui. Ir aš manau, kad šitoje materijoje mums taip ir vyksta ir aš neatsižadu to, kad aš dabar jau viskas. Aš išlipau iš tos pelkės ir jau aš čia visa pilna ir visa jau įvykęs tarsi tas baigtinis procesas. Tikrai ne. Aš suprantu, kam esu. Aš esu nuolatiniam gyvenimo procese. Bet aš pasirenku atvirai tai žiūrėti, nieko savėje nebeužspausti ir viską gryninti. Ir tai vyksta tikrai lengvai, labai ir paprastai. Tai greičiausiai ir šitą video dabar atėjau įrašyti iš tos jau pilnos būsenos, kiek galiu būti pilna šiuo laiku, šiuo etapu, kad netgi ir santykiuose išsikėlus savo viziją, kokiu aš noriu santykių su aplinkiniais, su savo partneriu, su savo šeima. Tarsi buvau susikūrusi tokį idealą, kaip turi būti. Ir tuo pačiu susikūrus tą idealą, tarsi siekiu jo, aš jo neatsisakau, bet einu iš kitos pozicijos į tai, be lūkesčių. Tarsi nukrito lūkesčiai kitam žmogui, kad jis turėtų mane užpildyti, kad jis turėtų man kažką suteikti. Žinau, kad kitas žmogus man duoda tiek, kiek jis tuo metu gali. Kad kito žmogaus sąmonė tarnauja man, iškeldama tam tikrus dalykus ir jeigu aš matau, kad ta mūsų partnerystė galbūt ir nesąmoningai duoda man augimą, nes galbūt šalia kito žmogaus, nors dabar norėjau tai pasakyti, bet iš tikro truputį pakeisiu, pasitaisysiu, kad, sakykime, ar netenkina mane santykis ir, nes mano partneris mane trigerina, man iškelia nepatogias situacijas, man nemalonu, man nesmagu. Ar ne? Ir aš kažkaip tuomet nenoriu tokio santykio, man nepatinka, nebenoriu aš šitų razborkių kažkokių, aš išeinu. Ir aš einu į kitus santykius, sakykim. Čia aš abstrakčiai kalbu, nes tai nėra mano realybė dabar, to varianto. Bet sakykim taip, kad žmonės dažnai taip bando, kad išeisiu, bus kiti santykiai, bus galbūt kitaip, mane užpildys. Tai jeigu einam iš tos pozicijos, kad man kažkas turi suteikti laimę, mane kažkas turi užpildyti, aš iš kažko turiu gauti dėmesio, tai ir kituose santykiuose bus lygiai tas pats. Nes reiškia, aš dar nepraėjau to etapo ir nesu pilna savyje ir laukiu iš kito to užsipildymo. Ir mano atveju tarsi griuvo mano tas idealizuotas santykių rūmas, į kurį aš ėjau, kaip turėtų būti, koks partneris turėtų būti, ką jis man turėtų duoti, kokia mūsų turėtų būti, koks bendravimas mūsų būti.
Aš čia truputėlį paaištrinu, iš tikrųjų nebuvo pas mane tokių aštrių nusistatymų, jau senokai aš buvau paleidus tos lūkesčius, bet aš jų užčiapiau, kad jų dar vis dėlto buvo. Kad aš į kitą žmogų žiūrėjau, kaip jis privalėtų tai ar tai. Nes jeigu sąmoningas žmogus, tai jis tarsi privalo, jis turi taip daryti. Tokie buvo paslėpti, nebelabai stiprus, bet tokie subtilūs niuansai. Ir tai nenešia man iš tikro laimės, tai neša man tik kančią ir skausmą ir tame irgi buvo prisirišimas. Prisirišimas prie kančios ir skausmo, ką mes daugelis turėjom. Tų energijų saitai buvo, kurie rišo mus prie tam tikrų dramų. Mes buvome pratę, kad per tokias stipresnės energijas, per stipresnės situacijas iškyla tam tikri dalykai, bet dabar mūsų pasirinkimas yra, kad mes einam į gyvenimą, į savo realybės kūrimą per džiaugsmą, kad kūryba įvyksta jau per malonumą. Tai yra pasirinkimas, tiesiog kaip aš noriu gyventi. Ir tuomet nukrito kažkaip staiga, net nepastebėtai, kai aš vis daugiau dalių į save susigrąžinau ir pasijaučiau pilna, pati savimi, pati save užpildžiau. Supratau, kad man nebereikia telkti dėmesio į kitą žmogų, kad jis mane užpildytų, kad jis man kažką duotų, kad jis man kažką privalėtų ir koks tas santykis turi būti. Tuomet atėjo tas momentas, kai aš į tą šalia esantį žmogų pradėjau žiūrėti iš tikrųjų visiškai naujai. O koks jis dabar? Ką jis veikia? Kuo jis domisi? Koks jo elgesys? Ar man jis priimtinas, ar man įdomu su tuo žmogum, ką aš galiu pasisemti iš jo, ką neša mūsų partnerystė, ar aš jaučiuosi auganti tame santykėje. Aš pradėjau tarsi atsitraukus iš šono tyrinėti tai be nusistatymo, be lūkesčio, kaip turi būti. Ir tai atnešė man tokį lengvumą, tokį įdomumą ir smalsumą, kad tarsi atsirado tyrinėjimo objektas šalia ir į viską galim taip pasižiūrėti labai naujai. Bet visai nesenai man atsivėrė tas naujas žvilgsnis. Nes kuo labiau save užpildom, tuo daugiau lūkesčių nukrenta aplinkai, kad iš kažkur gauti dėmesio, užsipildymo, kad laimę turi suteikti kitas žmogus. Tuomet mes savo laimę atiduodam savo ir kartu laisvę atiduodam kitam žmogui. Jeigu mano laimė priklauso nuo kito žmogaus, tai aš jokiais būdais negaliu būti pilnai laiminga, nes tas žmogus gali išeiti, gali pasitraukti, gali pasielgti ne taip, kaip man patinka ir tuomet man vėl kils kančia ir skausmas. O kai aš esu pilna savyje ir žinau, kad aš atsakinga už savo laimę, už savo laisvę, už savo saugumą, visą tai manyje, man reikia tik leisti tam iškilti ir visada tai buvo manyje. Ir tuomet aš jaučiuosi pilna. Ir nebėra pretenzijų išoriai, nebėra pretenzijų gyvenimui, nebėra noro lėkti išoriai kažką daryti, nes aš jau jaučiuosi pilna čia ir dabar. Ir aš galiu daryti tuos veiksmus, atrodo labai paprastus kasdienius veiksmus, kuriem eilę metų aš neradau nei jėgos, nei resurso, nei noro. Sakykime, paprastas dalykas. Mūsų name yra palėpė, kuri yra uždaryta, buvo. Ir ten niekas nevaikšto, bet ten mes dėdavom tiesiog nereikalingus, daugiausia tai ten buvo rūbų, bet ten buvo ir dar kitokių daiktų, bet mes čia gyvenam 20 metų ir nuo pat atsikraustimo, sakykime, vaikai ten išauga rūbus, ar pačiai kažkokie rūbai nepatinka. Nebuvo, dar prieš 20 metų aš labai tikrai gyvenau, galiu pripažinti, tokio trūkumo sąmonėj ir iš tos būsenos, kur gal dar prireiks, gal dar bus reikalinga. Dabar išaugau, ten priaugau svorio, tai rūbai išaugti, aš išaugau, vaikai išaugo, galbūt nebepatinka, pakuoju ir viską kraunu. Ir per tą 20 metų ten prisikaupė begalė tokių visokių daiktų, kurie tikrai užgriozdino ten visą tą erdvę. Net juokaudavom, kad ten kaip apšiltinimas palėpė gaunasi užkrauti tais rūbais, maišai didžiuliai. Aišku, būdavo, kad aš ten įlįsdavau, viena mergaitė išauga, pasiieškodavau tų rūbų kitos, paskui net ir pasimirždavo, kad ten yra, net nebeįlįsdavau su laiku. Nes ten durelės į palėpę ir ten neliečiama tokia tarsi patalpa ir tiesiog pamiršta būdavo.
Ir sakykime, dabar noriu išnešti tą suvokimą, kaip tai atspindi tarsi matoma erdvė ir nematoma erdvė. Sąmonė ir pasąmonė. Ir kaip sakoma, ne, ta tamsioji erdvė pasąmonė, kur ten visko daug. Tai pas mane to fiziniai plotmėj, tai atspindėjo ta palėpė, į kurią aš ilgainiui net nebelindau, bet jau keletas metų paskutinį iš eilės suvokdavau, kad reikia ten ją iškraustyti, jau reikia, jau galų gale, bet tam nerasdavau jėgų. Ir dabar, kai aš atėjau į tą pilnatvės būseną, į tą išsilaisvinimo būseną, labai aiškiai suvokiau, kad viskas, aš lendu į tą palėpę, aš turiu tam jėgų, aš turiu tam nusiteikimo, reikia ten viską apšviesti, reikia ten susižiūrėti. Ir aš labai greitai, nors man atrodė ten grandiosinis darbas, kai aš pradėjau kraustyti, ten atrodė, wow, neįmanoma, iš tikrųjų, ten buvo labai daug visko, bet nežinau kokiu būdu, man tai pasidarė labai greitai ir su malonumu. Aš tiesiog dar kartą perėjau per visą savo gyvenimą, traukdama savo mergaičių, mažyčius rubelius, keletą jų net pasilikau. Ir savo mažai, kuriai 17 metų rodžiau, jos mažytę striukytę ir sakau, ar tu matai, kokia tu buvai. Ir tarsi su tokiu smagumu perėjau per savo gyvenimo patirtis. Irgi per tuos rūbus, kokia aš buvau, vienu momentu liknutė, kitų momentų dvigubai didesnė. Tai būdavo. Ir tarsi pasižiūrėjau tą moterį, kuri praėjo šitą kelią. Tas įlindimas į tą palėpę, tarsi į savo pasąmonę, į tas savo praeitas patirtis, man atnešė dar didesnį tokį išsiplėtimą, nes pamačiau, kad aš priimu save su viskuom, kas buvo. Buvo be galo daug kančios, be galo daug skausmo, be galo daug dumblo ir sunkių patirčių. Bet dabar pamačiau tą save, kuri gali jau apkabinti visus tos savo aspektus, visas tas savo dalis, kurias aš savo gyvenime išryškinau. Dar jų tikrai, manau, yra, dar jų ateis, prisijungs. Galbūt iš kitų plotmių, iš paralelinių visatų, bet šiame gyvenime jaučiu, kad galiu visiškai pilnai save apkabinti. Ir dabar palėpė tuščia. Ir jaučiuosi labai gerai, tarsi grynindama save, apšviesdama savo tamsiausius užkabarius savo viduje, aš padariau veiksmą, kuris ir materijoje atspindėjo tą išsilaisvinimą iš tų senų rakandų, iš tų senų dalykų, kurie kad ir labai brangus ir paglostyti dabar buvo apžiūrėti, bet su dėkingumu, su jais atsisveikinta ir paleista. Tai tarsi atspindys materijoje to viso gryninimosi mano vidinio. Tai aš kviečiu kiekvieną nebebijoti, pažvelgti į tą savo gylį, į tą savo gelmę, nes tai yra begalinės dovanos mūsų, begalinė mūsų stiprybė, begalinė mūsų jėga, kurią turim atverti, priimti, apkabinti, nebebijodami, nebesigėdydami, nebeatstumdami, nes tai esame mes. Tai esame mes. Visa, kas mus supa, esame mes. Visa mūsų erdvė ir visa, kas yra fizikoje, kas yra subtilioje erdvėje, tos mūsų kitos dalis, didelės, plačios, kurios mus kviečia jas priimti į savo gyvenimą, atsiverti jų įeinančiai energijai. Ir kuo labiau ištyrinam, save išgryninam, išskaidrinam, tuo didesnė jėga gali iš ten į mus įtekėti, tuo didesnė sąmonės dalis tarsi į mus įeina, kai mes pašalinam tas senas energijas, atsisakom jų, tuo grynesnė sąmonės dalis įeina į mus. Tai labai dėkoju visiems, kad išklausėt. Atrodo, tiek dar daug dalykų norėtųsi pasakyti, bet aš dėkoju šitai erdvei. Didžiausias dėkingumas šitai erdvei. Labai didžiulis dėkingumas Evelinai, kad jinai sutiko savim priimti tas sąmonės, per save jas įmaterinti, išskleisti kaip Ana Marija, kuri apima savyje dar daugiau sąmonių. Dėkoju kuratoriam, merginom ir ne tik merginom, ir Viliui, jis tarp mūsų merginų, puošmena mūsų. Ir visiems jum, kas klausėt, kas esat šioje erdvėje, kas dar būsit,
labai labai dėkoju visiems, apkabinu ir linkiu mum pačio gražiausio, tyriausio patyrimo.